Vos porą taškų skiria šias komandas. Pirmas švilpukas šiandien, rungtynės prasideda, rungtynė ir tuos praėjusius metus, kai buvo žaistas su Bufačio, pavojingas perdavimas į baudos aikštelę ir apsiginti pavyksta, kamuolys už aikštės ribų. Perimti kamuolį ir tai yra galimybė. Žygimantas Jurevičius, ataka per dešinį kraštą, žaidimas 1-1, perdavimas į baudos aikštelę, labai pavojingas ir čia prireikia štai tokio darbo. Su futbolininku prie Bufa komandos, vienas tokių Jurevičius, kuris atlieka perdavimą į kraštą, žaidimas 1-1, smūgis kairė koja į artimą kampą. Iš du varžovus. Rogačas nėra pats aukščiausias žaidėjas jis, o Bufa vidurio gynėjai labai augaloti, čia vėl pavojinga ataka ir fiksuojama pražanga prieš vartininką. Osipovičius stabdosi kamuolį štai taip, atrodo tolokai, jie atsileido, bet iškišo perdavimo ir štai toks smūgis, ataka tęsiama ir įvartis vis dėlto yra įskaitytas. Labai gera kontrataka, ką ir kalbėjau apie tas Baltijos futbolo akademijos kontratakas. Tai jie irgi Tauragės Tauras netrodo labai prastai, bet rezultatas blogas, o čia galimybė Žordžio Eduardo. Jeigu jie bus atliekami. Eduardo. Perdavimas Pikčiūnui, Pikčiūnas atgal ir nepavyksta uždaryti šio perdavimo. Prisiminti ją, bet Jurevičius su kamuoliu ir artėja prie varžovų baudos aikštelės, perdavimas į dešinę. Tai yra galimybė, smūgis ir įvartis pelnytas, Jurevičiaus rezultatyvus perdavimas. Muša įvartį dabar ir Artiomas Osipovičius. Tad rezultatas 2-0. Išsaugo kamuolį Jurevičius, pražangos nėra, tai yra galimybė Baltijos futbolo akademijai. Smūgis. Rafalas Kudzinas. Krasikau pusiau krašte. Siunčiamas kamuolys į baudos aikštelę ir čia žaidimas ranka yra fiksuojamas. Pirmas įvartis čia Baltijos futbolo akademijos svečių komandos šiandien ir štai taip užtikrintai Mantas Pikčiūnas. Panenka dabar sužaidžia. Švečenko perdavimas. Misiūnas čia laimė akistatą ir nuostabų įvartį pelno, kaip puikiai sužaidžia šioje situacijoje Danielis Misiūnas. Komandos kapitonas įvartį pelno ir čia Tauragės Tauro futbolininkų klaida. Bus įdomu pamatyti epizodo pakartojimą, kaip Giškiai. Laiko lieka nedaug, tai yra prieš paskutinę pagrindinio laiko minutę. Dar vienas perdavimas. Ir čia labai pavojinga situacija. Buvo atsidūręs prie tolimo virpsto. Baltijos futbolo akademija laimi šias rungtynes. Pirmoje rungtynių pusėje Artiomas Osipovičius atliko rezultatyvų perdavimo kontratakos metu Jurevičiui. Jurevičius mušė įvartį.